Tai interaktyvi vaizdo pamoka, kuri padės Jums pagilinti supratimą apie finansinių operacijų mokesčius, limitus ir mokėjimo platformų politiką. Turėdami šį įgūdį Jūs gebėsite atpažinti ir suprasti įvairius mokesčius susijusius su skirtingais skaitmeninių mokėjimų būdais. Stebėti ir laikytis mokėjimo platformų nustatytų operacijų limitų, pavyzdžiui, dienos limitų, didžiausių leistinų pervedimo sumų. Suprasti taisyklės ir sąlygas taikomas skaitmeninių operacijų grąžinimui, mokesčių kompensavimui ir ginčų sprendimui. Palyginti išlaidas ir mokesčius susijusius su įvairiais mokėjimo būdais, ypač tarptautinių ir didelės vertės sandorių atveju. Analizuoti platformų taikomus mokesčius ir politiką, kad galėtumėte optimizuoti mokėjimo pasirinkimus ir sumažinti nereikalingas išlaidas. Pirmas žingsnis – mokesčių būdingų skaitmeniniams platformoms supratimas. Kiekviena skaitmeninių mokėjimų platforma taiko savo mokesčių nuostatas. Šie mokesčiai gali apimti sandorių mokesčius, aptarnavimo mokesčius, užsienio valiutos keitimo mokesčius bei vartotojo išėjimo mokesčius. Kai kurios platformos laikantis tam tikrų sąlygų leidžia atlikti nemokamas operacijas, o kitos už kiekvieną pervedimą ar pirkimą taiko procentinius mokesčius. Pavyzdžiui, mobiliųjų mokėjimų programėlė gali teikti nemokamas tarpusavio operacijas, bet taikyti mokestį, kai lėšos pervedamos į banko sąskaitą. Panašiai, kai kurie tarptautinių mokėjimų teikėjai taiko paslėptus konvertavimo mokesčius, kurie gali turėti didelės įtakos visai mokamai sumai. Todėl prieš atliekant finansinę operaciją būtina peržiūrėti platformos mokesčių struktūrą. Šios žinios leidžia vartotojams pasirinkti ekonomiškiausią variantą ir taip sumažinti nereikalingas išlaidas. Antras žingsnis – sandorių limitų stebėjimas ir valdymas. Daugelis platformų nustato dienos ar mėnesio sandorių limitus, kurie gali turėti įtakos tam, kiek pinigų galite siųsti ar gauti tam tikrų metu. Šie limitai labai skiriasi priklausomai nuo platformos ir sandorio tipo. Dienos arba mėnesio limitai gali riboti, kiek pinigų vartotojas gali siųsti arba gauti per tam tikrą laikotarpį. Pavyzdžiui, jūsų mobiliosios bankininkystės programėlėje gali būti nustatytas dienos pervedimų limitas, o skaitmeninėje piniginėje gali būti ribojamas operacijų skaičius per dieną. Šių limitų supratimas padeda planuoti didelės operacijas ir išvengti mokėjimų sutrikimų. Trečias žingsnis – mokėjimų grąžinimo, operacijų atšaukimo ir ginčų nagrinėjimo politikos supratimas. Skaitmeniniai sandoriai ne visada vyksta taip, kaip buvo planuota, todėl labai svarbu suprasti skaitmeninės mokėjimų platformos mokėjimų grąžinimo ir operacijų atšaukimo politiką. Grąžinimo politika nustato, ar klientas gali atgauti savo lėšas, jeigu sandoris atšaukiamas, atidedamas arba ginčijamas. Kai kurios platformos užtikrina pirkėjų apsaugą, todėl vartotojai gali prašyti grąžinti pinigus, jeigu negauna prekių ar paslaugų, už kurias sumokėjo. Kita vertus, grąžinamos lėšos atsiranda, kai klientas užginčija mokėjimą ir prašo jį atšaukti. Nors ši funkcija naudinga siekiant užkirsti kelią sukčiavimui, kai kurios platformos gali taikyti papildomus mokesčius už prašymą grąžinti pinigus ar ginčų nagrinėjimą. Norint išvengti finansinių nuostolių prieš atliekant mokėjimus, būtina perskaityti ir suprasti šias taisyklės. Ketvirtas žingsnis – tarptautinių operacijų mokesčių palyginimas. Siunčiant pinigus į kitą valstybę ar juos gaunant, dažnai galite patirti papildomų išlaidų, pavyzdžiui, gali būti taikomi valiutos konvertavimo mokesčiai ir tarptautinio pervedimo mokesčiai. Skirtingose mokėjimo platformose taikomos skirtingos tarptautinio operacijų mokesčių struktūros, todėl prieš siunčiant pinigus į užsienį labai svarbu jas palyginti. Kai kuriuose paslaugose taikomi dideli valiutos keitimo kurso antkainiai, tai yra, nors jos skelbia mažą operacijos mokestį, tikroji kaina yra daug didesnė dėl nepalankaus valiutos keitimo kurso. Palyginant platformas, vartotojai gali rasti ekonomiškiausius tarptautinių mokėjimų variantus, taip užsitikrinant, kad už savo operacijas gaus geriausią kainą. Penktas žingsnis – mokėjimo pasirinkimo optimizavimas siekiant sumažinti išlaidas.
Norint veiksmingai valdyti operacijų išlaidas, vartotojai turėtų atidžiai rinktis platformas, kurios atitinka jų išlaidų įpročius ir siūlo geriausias mokesčių struktūras. Kai kurios skaitmeninės piniginės siūlo nulinius mokesčius vartotojams, siunčiantiems pinigus toje pačioje platformoje. Kitos siūlo nuolaidas už operacijas, naudojant susietas banko sąskaitas, o ne kredito korteles. Naudojantis reklaminiais pasiūlymais, pinigų grąžinimo paskatomis ir lojalumo programomis, taip pat galite sumažinti sandorių išlaidas. Be to, strategiškai planuojant operacijas, pavyzdžiui, sujungiant kelis nedidelius mokėjimus į vieną pervedimą, galima sumažinti pakartotinius mokesčius. Atidžiai perskaitę sąlygas, vartotojai gali išvengti netikėtų mokesčių ir priimti ekonomiškiausius finansinius sprendimus.